Жизнь одна, кайфуйте! Vyras dirba. Sveiki visi, kurie žiūrit šitą video. Šią nuostabią dieną atėjo į mano ir vyro gyvenimą. Tai yra, mes esame mūsų sklype. Ir šiandien yra pirma mūsų darbo diena jame. Tai yra, tolumo girdisi jau kaip vyras su... daiktas vadinasi. Su trimeriu vaikšto ir žolę pjauna, o aš čia tiesiog slampinėjau ir žiūriu, kiek žolės daug ir jam darbo bus šiandien dienai. Vat eisiu toje arbatos, atsigersimės, atsivežėm karštų sumuštinių. Sklypas žiauriai gražus, miško apsupti. Vėliau daugiau parodysim. Tik biškutį prasijau per sklypą. Ir iš karto aplikau visokiam kaliučkom. O dabar Circle K reklama. Jeigu norite ką nors skanaus prie kavos, tai tikrai nenusivilsite nusipirkę. Tokia skanę spurtytę. Šitas pastatas tais laikais, kai čia gyveno, naudojo kaip vasaros virtuvėlę. Čia vasaros virtuvėlė buvo, o čia yra įėjimas į rūsį. Ir po visų šito pastato yra rūsys. Rūsys buvo rankomis tuo metu daromas iš tokių didelių plytų. Na, mes dabar pabandysim užeiti į vidų. O, čia tik tais taip užtverta. O, papa, kaip greit atsidarė. Na, ir atrodo virtuvėlė vasaros. Taip, šiukšlių čia pas mus nemažai. Vaizdas, aš tikiu, kad anksčiau buvo kitoks. Įsivaizduoju, kad turėjo čia būti kažkur lentynėlės įvairios, daiktams visokiams stiklainiams sudėlioti, kas ten spintelės. Bet panašu, kad jau seniai nesinaudojo niekas šitą virtuvėlę. Va, o čia visko yra, ko tik nori. Ir vežimėlis senas. Stiklainių labai daug. Butelių taip pat. Kas svarbiausia, kas šičia buvo rasta, tai yra senovinės rogės. Jūs tik pasižiūrėkit. Ir aš esu pasiruošusi, jau stoviu prie durų parodyti dar vienus mūsų apartamentus su vyru. Taip, bet prieš įeinant reikia paskambinti, jog leidimas būtų. Tai va čia va yra durų skambutis. Mes pazvanjam, tuk, tuk, tuk ir įeinam. Tai prašom. Žinot, šitas sklypas apskritai yra kaip koks muziejus, senovinis muziejus, nes kiekvienas pastatas tai yra autentiškas, kas anksčiau būdavo, kaip gyveno žmonės, ką jie turėjo, kaip jie laikė. Kuom noriu pasidalinti, jog kuom patraukia mus šitas sklypas su vyru, jog mes esam tokie ne tai, kad senamadiški, bet mes prijaučiam
senai kultūrai, senai dvasiai. Mums atrodo, kad tais laikais buvo labiau puoselėjamos šeimos vertybės, žmonės labiau norėjo statytis patys, nebijojo rankomis dirbtis, ne tas kaip dabar, jog uždirbi pinigus, pasamdai įmonę ir pastato. Jie kažkaip savo statė, kadangi statė patys savo rankomis, tai ir tuose pastatuose kažkokia yra kitokia energija. Tai net sunku žodžiais apibūdinti, tokia meilės energija atrodo. Atsisveikinam, uždarom dureles ir eisime, keliausime toliau. Dar vieną pastatą reikia aprodyti. Nu, bandom eiti. Aišku, čia. Gerai, kad su kelnėmis tai nebaisi aukšta žalia. Taip, biškį pramindžiota. Nuo prieš tai buvusių kartų, kai čia atvažiuodavom su vyru apsižiūrėti, pasibūt. Taip, čia kaip ragai atrodo. Koks kručiokas. Atsargiai paleidžiam. Atidarom dureles ir pasižiūrėsime, kas čia. Oho! Kiek malkyčių. Koks didelis pastatas. Ir viskas statyta savomis rankomis. Be jokios technikos. Žodžiu, šašlykui angliukų bus. Bet jūs pasižiūrėkit, kokie medžiai čia augo sklype. Turtinga žemė. Ten ant viršaus yra kaip palėpė, tai ten matomai gal kokį šieną džiovindavo, aš taip spėju. Taip, čia buvo gyvenamasis namas, gyveno šios sklypo savininkai senokai. Kirlytės auga. Здорово. Здорово. Нелlabai šitą vėlą įmą. Pirmas vaizdas, kaip atrodo nušienautas takelis. Va. Ir toks lygus bus visas sklypas. Pirmas popas, mazolis. Kaip vaizdas pasikeitė prieš ir po. Ten tai visai toks kaip vidinis kiemelis gražus, negaunasi. Prie miško. Viską čia nuskusim, tai bus viskas aišku. Va, įvadas pagaliau pamačiau, kad po žemė pravestas. Labai gerai, po to galim bus padaryti stotelę, elektros stotelę. Vaizdas visai kitoks dabar, kai nušienauta. Nes prieš tai namas pasislėpęs tuose krūmuose. Sakau, prieš tai namas pasislėpęs tuose krūmuose buvo, tai viso vaizdo net nesimatė. Namas visai nieko atrodo dabar. Toks jaukus, ne, kaip kokia mums ir paklausa. Pasažer. Viską pakelt. Kur, kaip matau, eina slenkstis, nes čia visi dibaigai. Taip. Ir dar aukščiau pakelt.
Dar aukščiau pakėl. Tai per pusę metro, kad būtų? Nuolydis. Ir jeigu, pavyzdžiui, lytų lietus, tai jis, ta prasme, nu, viskas tenai eitų. Čia būtų aukščiausias taškas, tai čia labai gerai. Tai ten apačioje nelabai tuomet ir tinka angarą statyti, nes jį užliet. Kodėl? Gerai. Tai gerai, tai ten drenažą padarysim, jeigu reikės. Hmm. Angaras tai čia kaip tvora būtų. O dėl lyginimo sakė, tai paimtų savo katuką. Tėtis pasimtų. Nu. Kaip įsijautė. O čia paaiškinimas, kodėl vis tik vyrui yra pasunkintos sąlygos pjauti žolę. Žolė aukšta, vietomis net iki kaklo, nematai, kas jos ten apačioje, o sau pjauni, atsipūtęs ir šiotau akmenis, kurie tikrai per tokią tankę žolę net nesimato. Bet vaizdas po truputį gražėja. Na metal. Ką? Na metal. O čia kam šita tokia mini tvarelė buvo pastatyta? O čia gal išleidinėja paršiukus, nes nematai, va dvartas. Ai, čia tvartas, nori pasakyti, toks kaip gardas lauko buvo, ne, užtvertas. Išsibėsdėta paršiukai. Puki paleista. Balandėlių paleista į orą. Čia, man atrodo, svarstyklės buvo. Senovinės, ne? Jeigu suprantu, čia pakainim dabar svorį, pavyzdžiui, 2 kilogramai. Tai čia mėsa. Arba pieno bačką kokią, pavyzdžiui. Kas tokio tipo, jeigu lygų, tai... Arba grūdus, pavyzdžiui. Reikia taškę čia atvežti viską rinkti. Čia bus kas surinkti. Turtinga, žodžiu, žemė. A? Sakau, turtinga, žodžiu, žemė. Ir stiklo, ir metalo. Gal ir spalvotą metalą surasim. Net pištus pjauna taip. Nėra už ko įsikipti aštrus, ne? Sunkusus. Бабки будут. Много бабок. Да куда там, блин? Бабуленьки, бабуленьки. Tai kaip anksčiau gerai daro. Nu, čia kai, kad be vinių. Samanos kaip dėjo. Tiesiog trupa kaip vaflis. Lego. Mano, čia buvo dažnės vietas. Taip. O kaip išpjauta. Bet tai kaip protingai pagalvota. Laikit. Šitas kavlis geras. Kas čia turi? Įdomu, kas čia turi? Kas čia per šukos? Čia šukos gal arkliams šukuoti? Lentas? Arkliams. Ai, nebent arkliams. Pas juos gi vis tiek grubi tokia oda. Nu, aš taip spėju. Sakėgi, kad arklius laikė šičia. Baleika. Aš pamenu vaikystėje tokiam maždaug, nu, aišku, ten didesnė buvo, bet tokiam maudydavausi. Į pirtį eidavom su pusės. Turiu talentą į kašį mėtyt. Nu, toks, žinai, kašys didelis, tai čia sunku nepataikyti. Давай. Aš tai filmuosiu. Давай. Tai tau sunku nepataikyti. Ой, тау. Понял, все, базара нет. Молодец. Все, šiandieną viskas. Nulūžo? Nu, skrieja. Nu, čia ženklas, kad jau gal užtenka šiandien. Nežinau, seksi bikini zona liko. Seksi bikini. Nu, nieko, dapjausim kitą kartą. Sutvarkysim. Priartinsiu žakuzį. Reikės vežti. Kad vyrukus į garažą. Kad sutaisytų.
O ten greitai sutaisoma? Tikrai nenori? Pasirinkai šiek tiek jožikų. Jo, aš pasakiau, kad šiandien išmesiu šitą aprangą, kad jos neverta skalbti. Man jau netgi nuo šitų jožikų nuo visko iš vidaus gelia. Bet aš jau pripratau. Rambat. Nesvarbu. Man atrodo, trimeris biški dabar pamaišys. Ar ne? Ar tu šoną tempsi? Čia tai kaip tu čia gali stvesti? O, kaimynų kalakutai sveikina, kad tau pavyko čia atitemti. Ačiū, ačiū. Jie tikėjo tavimi. Kažkaip aš valgau, pas tavį jėgų atsiranda daugiau. Na, pagaliau ir takelis yra, kur galima ramiai vaikščioti. Pirmo savaitgalio darbai yra baigti. Vyras paskutinis ten darbus daro. Kraunamės daiktus ir važiuosim namo valgyti. Kugelio!